skyriaus gyventojams. Labą dieną. Labą dieną. Gal turite man laišką? Ar jūs lapė? Taip. Turime. Prašom, viso Ačiū. gero. Viso gero. Gavome laišką. Bet jis mūsų tėčiui. Jis dabar išėjęs medžioti, gal atidarom? Gal. Norėdama sužinoti kuo daugiau apie lapes, aš puoliau ieškoti knygų ir, nepatikėsi, nieko nepiešiau. Tada paieškojęs lentynoje susiradau senas pasakų knygas ir man akys atsivėrė. Štai kur viskas surašyta. Koks geras laiškas. Aha, turėtų patikti. Labą dieną. Labą dieną. Gal turite man ir mano draugams laišką? Ar jūs citrinukė? Taip. Turime. Prašom. Ačiū. Viso gero. Įdomu, kas čia parašė. Vienas citrina prašė tau už laišką. Aš net nežinojau, kad tau giminė saugo visus savo tėvų ir senelių laiškus. Juos skaito ir iš jų mokosi. Žmonės to jau nedaro, nors kadaise vieni kitiems rašydavo laiškus ir juos saugodavo. Tikiuosi, kad ten prie kitų bus padėtas ir šis mano laiškelis. Mes pavasarį būsim tokie patys gautis kaip ir mūsų citrinų. Labą dieną, laiškininkė. Labą dieną. Ar turite man laišką? Ar jūs maestro Žiogas? Taip. Turime. Prašom. Ačiū. Viso gero. Įdomu, kas man čia parašė. Žiogeli, kaip tu gyvuoji? Kaip skamba tavo smuiko garsai? Vakar atvėriau namų langą, ilgai klausiausi ir tik tada supratau, juk tavo pieva taip toli nuo miesto. Kadaise tu man atsiuntei savo sukurtas muzikos partitūras. Ar gerai pasakiau? Aš jų skaityti nemoku, todėl perdaviau pažįstamam muzikantui Martynui. Tiesa, jis groja akordeonu. Tu ko gero nežinai tokio instrumentą. Todėl aiškinu, tai 2 dėžės su klavišais, surinktas dumblėmis, kurios tampamos švokščia ir dūsauja. Visada tavo muzikos gerbėjai. Labą dieną. Gal turite mums laišką? Turime. Prašom. Ką reikia pasakyti, Ačiū. Viso gero. Sveikas mano mielas bičiuli, vis skaitau tavo seną laišką ir galvoju, o kaip tu dabar gyvuoji, ką veikei visą vasarą. Mieste buvo labai karšta, man patiko tik lietus, nes tada oras buvo gaivus, kvepėjo medžiai ir žolė. Kartą pro langą mačiau vaivorykštę, kuri savo vienu galu turėjo siekti net tavo mišką. Jei rašysi laišką, atiduok ežiui. Labą dieną. Labą dieną. Ar turite man laišką? Ar jūs audėjas Voras? Aha. Turime. Prašom. Viso gero. Ačiū. O mes savo laišką paskaitysime naktį. Aš išdalinau visus laiškus, liko tik mano. Aš ir vėl lauksiu laiškų, o dabar kviečiu visus pas mane padainuoti.